Sveiki gerbėmieji. 1018. Ukrainos karo diena. Generolas leitenantas Kelogas, kaip ir paskirtas, pavadinkim tai, esminių derybininkų dėl taikos plano Ukrainos ir Rusijos kare. Daug vaikšto visokios informacijos. Manau, kad esminis dalykas, ką mes girdime, tai ZOSas, Zone of Separation, atskirimo zonos sukūrimas, demilitarizuotos zonos, kas turėtų reikšti konflikto įšaldymą. Šiek tiek primena Šiaurės pietų Korėją, rytų ir vakarų Vokietiją. Paskui sako, jeigu jau darom dvi Ukrainas, tai vieną iš jų priimam į NATO. Rusai, aišku, cypia. Kai sako, atiduosim ukrainiečiams viską, ką užėmė rusai nepatenkinti. Kai sako, paliksim rusam tai, ką jie užėmė ukrainiečiai nepatenkinti. Yra keli planai. Bet atskirimo zonos idėja nėra nauja. 2014, prieš 10 metų, rusai išėjo su šito pasiūlymu ir maždaug taikos rėmimo operacija, jungtinių tautų vėliava ir padarysim atskirimo zoną. Jungtinės valstijos turėjo šiokią tokią problemą, nes rusai ateina su taikos planu, o Jungtinės valstijos ką tik nubalsavo, 500 milijonų ar milijardų, visai rimti pinigai. Sumos neprisimenu, bet esmė tame, kad nubalsavo, priėmė įstatymą dėl paramos Ukrainai, kariaujant prieš Rusiją dar prieš 10 metų. Jeigu Jungtinės tautos pradeda taikos įvedimo operaciją, vadinasi, žaidėjai turi būti nešališki. Jeigu Jungtinės valstijos dalyvauja šitame procese, o nedalyvauti negali, tai vadinasi, turi atšaukti paramos paketą, nes turi būti nešališki. Jeigu atsisako paremti taikos planą, tai atrodo kaip karo kurstytojai. Tas irgi nepatinka. Ir aš kaip tik dėsčiau magistratūroje, karo akademijoje, ir studentai klausia, tamsta, kaip baigsis? Sakau, kažkokiu būdu dėrybos neįvyks. Nes abudu variantai Jungtinėm valstijom yra netinkami. Tai sprendimą rado. Sprendimą rado ir dėrybų metu sako, gerai, mes sutinkam, kad turi būti ta atskirimo zona demilitarizuota ir jinai turi būti ten, kur yra klasikinė valstybinė Ukrainos ir Rusijos siena. Į ką Peskovas sako, ne, Luganskas ir Doneckas, tai yra vietovė, cituoju, of peace and tranquility. Tuosme, ne čia, o čia reikia daryti, sakykim taip, tą atskirimo zoną. Tai yra, jų idėja buvo, kad atskirimo zona turėtų per tą vietą, kurią rusai jau užkariavo. Jungtinės valstijos sako, ne, grįžkim atgal ir padarykim ten, kur yra valstybinė siena. Taip jie ir pasiekė tą rezultatą, kad linija nebuvo padaryta tokia. Kas dabar? Dabar yra spekulacijos. Kai mes sakome, tiek atiduos, tiek paėms, ne, mes viską pamatysime vėliau. Nes tol, kol Trumpas nėra inauguruotas prezidentu, štai šitos dalykus mes galime pavadinti informacinėm operacijom. Visi paišo planus, visi šnekasi, formuoja viešąją nuomonę. Ukraina turės kažką paaukoti, rusai turės viską grąžinti, kažkas per vidurį turėtų nutikti. Aš asmeniškai manau, kad dalis Lugansko Donecko, ko gero tai, kas buvo užimta 14 metais, galimai, aš blogai šneku, pats suprantu, galimai atiduos rusams, vis tiek ten nieko neliko. Krymas. Krymas yra strategiškai svarbus pusiasalis. Ir jeigu jį paliks rusams, tai rusai atgaivins savo laivyną Juodojoje jūroje. Aišku, sąsiaurį kontroliuoja turkai ir ačiū jiems už tai. Bet
jeigu matyt strategija, tai Rusijos laivyno nebuvimas Juodojoje jūroje iš viso būtų labiau panašus į ilgalaikę taiką, bent jau tame regione. Kas dar? Rusai uždaro Lenkų konsulatą Peterburge, nes Lenkai prieš tai uždarė konsulatą Poznanėj. Vyksta, sakykim taip, įvairi retorika. Šiandien lankiau vieną karį ligonį, jisai guli be kojos ir sako, kai aš išgirdau puf ir nukritau, sako, iš mano limenės turniketas išlėkė, aš jo nerandu. Paėmiau kitą turniketą, minioju ir tas suktukas stabilizatorius pagaliukas nulūžo. Ir aš jau galvoju viskas, bet jisai turėjo trečią turniketą. Ir ant to, kas liko iš kojos, jam paskui vis tiek nupjovė. Turniketą užsidėjo. O jie gelbėjo kitą vaikiną. Jis sako, nieko nesigailiu. Ta žmogų mes išgelbėjom, pakrovėme mašiną. Ir jeigu to žmogaus gyvybė kainavo mano koją, tebūnie. Šlovė Ukrainai. Geros jums dienos.